Na ką, sveikas ešery, senai besimatėm. Kadangi aš esu primityvų žvejys ir nemoku gaudyti lašišų, aš nusitaikau į didžiuosius ešerius. Na ir kaip priegauda pasigauna lydekos. Tuoj parodysiu. Mačiau, kad lydeka, bet aš nieko nepadarau su savo ultralaitu. Važiuoja kur nori, daro ką nori. Na štai, lydeka graibšte. Ko gero bus virš metro. Va štai tau ir rudeninė ešerių žvejyba. Vau, kokia gražuolė. Lydeka virš metro, 5 gramai, kažkoks krapkobolas. Vau. Tas tikėjimas, kai 2 pasukimai ir pauzė. Jis duoda vaisių. Blemba, nežinau, ką aš čia turiu, bet nekyla visiškai. Vau. Va, hebrytė, va taip atrodo ešerys. Rudeninis ešerys. Na ką, sveikas ešery, senai besimatėm. Štai mano pirmas rudeninis 25 metų. Eisim pasimatuoti, pasisvert. Gražuolis. Nu čia aš jau bijau pameluoti. 1,5 kilogramo. Wow, hebra. Tokie monstrai yra trofėjiniai ir jie privalo gyventi toliau. Aš tikiuosi, kad tu dar kažkam užkipsi, gražuolė. Sėkmės. Na ką, metriukas. Viso gero. Po valtim nunėrė. Opa.